išvarė Vilnių, dirbt prost. Mama lik sveika, dar apglėbk ranką. 17 minučių po 7, Jonas ir Rolandas čia kartu su jumis ir mes jau turim svečią. Svetelis, Rokas. Labas, Rokai. Lauk, tai Rolas tavęs neįjungi. Rokai. Labas, ačiū, kad įjungi dabar. Labas, Rokai. Va, kaip smagu, kad tu kartu su mumis. Rokai, ar tu turi kažkokią tai pravardę, kaip ten, žinom, yra Lietuvoje toks irgi fokusistas, Mantas Wizardis savo vadina, ar ne? Ar tu turi Rokas the Champion? Ne, aš esu tiesiog iliuzionistas Rokas, manęs niekas niekam... Aš negaliu net šitą izilionistas. Mes pažįstam tokį dar Tomą. Tomą. Ar jūs bendraujat jūs kažkaip tai tarpusavį iliuzionistai? Jo, mes vieni kitus pažįstam. Ir vienas kito nekenčiat? Nekenčiamės, bet yra tam tikros grupelės, bet dauguma vieni su kitais labai gražiai sutarė. Pavyzdžiui, su Tomu Šimku mes dažnai sustinkam, išgeriam kavos. Nepradanginsi jo, žinai, kaip priešininkas. Bam! Jis spinta ir nebeatsidaro. Ir žiūri, jis jau jaučia cementą ant jo pila kažkas. Mėly draugai, pas mus šiandien iliuzionistas Rokas Bernatonis. 21 metų, ar ne, vaikinas? Taip, 21. Tai kiek jau užsiminėjai šituo menu? 8 metus? 8, jo. 8 metus, nuo 13. Nuo 13, gaunas, kad nuo 13. Kaip čia taip įvyko, kad 13 lūžis? Nu, labai norėjau save išreikšti, kaip turbūt ir visi mokyklai. Ir pradėjau groti gitarą, aišku, nepasisekė. Ir pradanginai gitarą? Pradanginau, pati dingo. Tada būgnais mušiau, tada bandžiau piešti. Ir tada parašiau savo pirmąjį mokytojui, Arvidui Stoniui. Aš jam parašiau, kaip jau matėt Facebook'e, iš savo murcka@one.lt. Neįsivaizduoju, kaip jis mane atrašė. Ir aš tiesiog pas jį pradėjau lankyti būrelį. Jis turi fokusininkų būrelį, ne? Aš nežinau, ar jis turėjo, tikrai turėjo tada. Tai aš pas jį palankiau 2 metus. A tu atsimeni pačią pirmą pamoką? Triukas jisai buvo pirmas. Žinai, kaip ir tą Harry Potterį, visi su lasdelėm ten, žinai, sėdi. Ruvektus! Spektus, molulių rektus. Tai kaip buvo ta pirmoji pamoka tau? Buvo labai baisu iš tikro. Gal aš nežinau, ar atsimena ten visi tie, kurie buvo, bet man buvo labai baisu. O iš tos grupelės dar yra kažkas iškilę? Yra, mano kolegė, mes dirbom kartu tokia Rolanda. Mes dirbom 2 metus Gražus vardas kartu. labai. Ačiū. Ne, jai perduok šitą. Ai, gerai, perduosiu. Ir jinai dabar dirba Italijai. Prostitutė? Ar fokusininkė? Rolandai. Ne, tik paklausiau. Nes pas mus dažniausiai iš merginos į Italiją išvažiuoja tikrai ne fokusų rodyt. Jos sako, kad išvaro fokusų rodyt. Bet klausimas buvo, ar yra prasimušusi? Iliuzijos mene. Ai, iliuzijos mene. Iliuzijos mene. Aš irgi dirbu iliuzijos mene, Rolandai. Okay. Gerai, tai lanky. Ne, tu jauties prasimušęs? Ne, aš paskui sumokėsiu, kad mane čia pakvietė. Gerai. Mes fokusas įmum. Jau parodė fokusų, gerų, vieną tokį stiprų. Tai tikėsimės dar parodysi. Tai gerai, tai pradėjai lankyti ir užsikabinai, kad tau viskas čia patinka ir tinka, ar ne? Taip. Ir kaip toliau, kaip kitus bairius galima išmokti? Tu dabar pats jos kurie, ar dar kopijuoji? Dar ir kopijuoju, bet esu ir sukūręs savo porą. Esu sukūręs savo triukų ir netgi esu įdėjęs YouTube. Galima mane rasti YouTube, aš esu Rokas Bernatonis. Taip. Aš mačiau paskutinį tavo, kur su policija. Taip. Ko baigėsi ten? Ko ten baigėsi? Filmas bet baigos. Iš tikrųjų tai labai buvo... Kaip čia neišduot policininkų. Nu, jie mane paleido, bet reikėjo ilgai dar su jais kalbėti. Tai aišku, mane reikėjo stebinti juos. Jo, reikėjo. Jie ir prašė, jie sako, tai gal gali ką nors parodyti. Tai aš tada išsilaipinau juos, pradėjom rodyti triukus. Dar yra nuotrauka, kaip aš jiem rodau triukus. Tai va, tai... Atsipirkai, žodžiu, keliais triukais, kaip jo, atsipirkau keliais triukais. Nu, įdomi čia. Mes visada asmenybių, kurios lankosi pas mus pirmadienį čia, paprašom, kad jie apibūdintų savo 3 gyvenimo faktus, kurie padarė didžiausią įtaką ir kokie jie dabar yra. Tai tu pirmą parodai, kad geriausio draugo reakcija, kai parodžiau jam levitacijos triuką. Taip. Nuo tos dienos supratau, jog ir toliau noriu matyti tokias žmonių reakcijas. Kas yra ta levitacijos triukas čia?
Aš kai buvau... Žinau, kas yra ejakuliacijos triukas. Kas yra ejakuliacijos triukas? Rolandas. Ryte vakare. Triukus daro. Ne, retėja šiaip dabar jau. Retėja? Senas tricokas. O tu tai dar darai ar ne? Be abejo, sen. O tavo draugas irgi nustebo, kaip pirmą kartą pamatė. Jisai nesistebi iki šiol dar. Reiškia, daug dirbti reikia. Bet jisai žino, kad aš tai darau visada. Kad aš neužmiegu. Nu. O ir kas yra levitacijos? Levitacija tai yra skraidimas. Ir aš, kai buvau 14, aš truputį galėjau pakilti nuo žemės, gal 3 cm. Dabar aš jau gal per sunkus ar suaugęs. Bet aš jam parodžiau tai vizualiai. Mes nebuvom tamsioj patalpoje ir mano namuose. Mes buvom tiesiog lauke, atsimenu, važinėjom troleriais ir mes stojom ir aš jam parodžiau, kaip aš pakylau į orą. O dabar gali pakilti? Jau per didelis aš. A ne? Nebeįmanoma? Nu jau, aš viskas, aš jau... Nebeprigausiu. Tai čia tas levitacijos triukas priklauso nuo svorio? Nu, jo, galim taip pasakyti. Ar reikia virvės? Tiesiog tai nematomas. Virvės, nematomas. Pasikabinėjai. Nėra dar tokios, kur išlaikytų. Tai tu kiek pakilai? 2-3 cm maždaug. Ir kiek išsilaikiai? 4-5 sekundės. Kaip čia įmanoma? 1, 2, 3, 4, 5, atgal. Seninkai, kaip tu tiki, va tai ir įmanoma. Bet... Tai aišku. Tai mūsų draugas pasako, atsimeni, kur su lova buvo pakilęs. Taip, sen. Išskrydęs. Jo. Yra buvę. Kam čia aš vaikštau, jis sako. Jo, guliu lovai, sako. Wow, iš tikrųjų. Jo, bet jis taip varė į parduotuvę, tu tik tai 4 sekundės. Ne, geras. Levitacijos triukas yra, aš įsivaizduoju, kad turėtų būti labai stipru. Bet tu dabar pradžiai pasakoji, kad esi žmogus, kuris nerodo tų gatvės, pavadinkim, triukų, ar ne? Tu jų moki, žinai, bet tu daugiau esi sceninis žmogus, ne? Taip, aš labai mėgstu sceną, teatrą. Tai tu turi kažkokių savo pasirodymų? Dabar, tarkim, tu esi sukūręs savo pasirodymą? Jo. Kiek jis užtrunka? Jis užtrunka apie 50 minučių. Kokia sudėtis yra? Tai čia yra tavo darbinė programa, pavadinkim, ne? Jo, darbinė programa, ta tokia banketinė, grubiai tariant. Tai mano triukai dažniausiai vyksta žiūrovų rankose. Aš labai mėgstu pasikviesti, pavyzdžiui, įmonės direktorių ir padaryti, kad darbuotojams būtų labai linksma matyti. Levitacijos triuką. Tu Robinas Hoodas, ne? Jo. Okay. Aš imu iš tų... Iš tų, kur vos telpa ant scenos ir atiduodu liaudžiai. Jo. Okay. Antrą to gyvenimo faktą parašai, kad būtent tas laiškas oficialus pirmajam iliuzijos meno mokytojui ir tu parašai iš Murtska. Ir tavo atrašė, ar ne? Jo, man atrašė. Ok, ir trečias, gan svarbus įvykis tavo gyvenime, ko gero turbūt stipriausias. Tai Facebook komentaras, kurį pastebėjęs garsus iliuzionistas pakvietė tave į didžiulį festivalį Amerikoje. Būtent šios. Tai apie tą festivalį mes galbūt grįšim dar pakalbėti, ką ten pamatėjai. Taip. Su kuo supažinai. After the short break. O dabar eik mus apgaudinėti. Oba. Ne tas, kur tipo, oba, žinai. Jo, rodo mums triukus. Antras lygis iš tikrųjų yra su raudonaisiais kamuoliukais, kai tu net nežinai, koksai bus kitas judesiukas, bet jo, labai smagu, kai vis nustebina. Labiausiai man patiko triukas, kai mes apsikeitėm kamuoliukais. Jo, man geras. Sunkiausias. Su mano pagalba čia vyko. Oba. Aš matau, gal. Džiovanis, oba darai. Jeigu nuogas darytum, tikrai oba būtų. Oba. Oi, smagu. Šiandieną svečiuose pas mus iliuzionistas vyrukas, vyrukas, kuris jau beveik 10 metų rodo ir moko ir mokinasi triukų. Ar buvo pasitaikas nors kreipėsi, kad norėtų pas tave jau eiti mokintis triukų, sakykime? Tokių laiškų gaunu labai daug, iš tikrųjų dabar ypač po tų reikalų su policija, kaip išplito tas video, tai visi labai nori tokių turėti reikalų pozityvių su policija, nes ne kiekvienam turbūt tenka įkliūti dėl tokių dalykų pozityvių, tai labai daug gaunu laiškų, tikrai labai daug, bet dažniausiai gal nenori pas mane eiti mokytis, nežino, kad reiks mokėti pinigų, tai sako, kur galiu išmokti. Ai, taip, ne? YouTube. Gal kažkur galima išmokti nemokamai šitų dalykų, tiesiog, žinai. Aš įsivaizduoju, YouTube'ai galima rasti tokių paprastų triukelių, tos, kur aš ten darau. Klasikinė, tipo, ne? Ja. Klausyk, tu parašai Facebook'e komentarą. Kas ten buvo? Papasakok plačiau, nes čia gan įdomi istorija. Dėl Amerikos. Aha, dėl Amerikos. Žodžiu, išvažiavau į Ameriką vasaros pradžioj padirbėti kaip studentas, nes studijuoju pagal programą. Ir tiesiog buvo labai liūdna ir galvojau, užsidirbsiu tų pinigų ir išvažiuosiu į Las Vegasą pamatyti Davidą Copperfieldą ir visus garsius iliuzionistus, nes jie
garsiausi dabartiniai iliuzionistai turi savo teatrus Las Vegas'e. Jie ten atlieka kiekvieną vakarą savo programas. Ir aš dirbau tam ir galvoju, gal čia reiktų kažkur dar nusukti, kažką kito pamatyti. Ir tiesiog žiūrėjau, kokie festivaliai dideli vyksta Amerikoje. Ir susiradau tą eventą Facebook'e. Pažiūrėjau, kad labai daug bus tokių garsių žvaigždžių, kurias aš noriu pamatyti. Ir aš pakomentavau tiesiog, kad tai yra nuostabus festivalis ir kad aš keičiu savo planus, važiuoju pas jūs. Ir taip sutapo, kad organizatorius, iliuzionistas, toksai J. Scott Berry, jo akis užkliuvo už mano komentaro. Jis paspaudė mano profilio, pažiūrėjo mano video ir paskambino, sako, klausyk, tai tu čia jeigu atvažiuoji, tai atvažiuok jau pasirodyt. Ir jisai mane tai pakvietė. Tai aš, žodžiu, pasirodžiau su tais garsiaisiais iliuzionistais, dėl kurių aš būčiau važiavęs į kitą valstiją. O tai tokie, tu jau buvai viską nusipirkęs, to kažkokios kelionės, tai nereikėjo apmokėti ar panašiai. To buvo duotas slotas ant scenos, ne? Ne, man viską apmokėjo, mane paėmė nuo oro uosto ir dar aš užsidirbau iš to. Wow. Yeah. This is the deal. Tai ką, atvažiavai ten ir, žodžiu, vieną dieną tas renginys buvo? Jis buvo 3 dienas. 3 dienas. Ir ką, tave nuvedė tarptų iliuzionistų rimtų? Susipažinai? Jo, susipažinau ir buvo tas labai įdomu, kad buvo 5 didžiausios žvaigždės ir... Kokios dabar didžiausios žvaigždės yra šito viso? Copperfieldas? Copperfieldas, bet aišku, jo ten nebuvo, nes turi savo teatrą Las Vegas'e. Penn and Teller yra tokie, gal žinot. O kas tau yra visiškas guru? Kino šou mums, pavyzdžiui, reikėtų pažiūrėti. Mes galėtume sakyti, mačiau šitą barę. Aš tai siūlyčiau į Copperfieldą nueiti. Copperfieldas tavo the best yra. Nu, jis yra geras. Tu mėgsti didelius daiktus? Jis mane pakvietė į sceną, tarp kitko. Copperfieldas. Taip, buvo... Kai buvo čia Lietuvoje? Ne, kai aš buvau Las Vegas'e. Va čia dabar, prieš 2 mėnesius. Buvo 800 žmonių maždaug. Jo. Ir jis mane išsirinko. Kaip čia taip sutapo, klausyk? Nežinau. Jaučia į save. Ir ką? Čia akių kontaktas. Ir jau tiek, kad ant tavęs cementą jau pila, ne? Tai ką jis su tavim darė? Jisai pasikvietė mane į sceną ir rodė triukus ir aš, apsimetinėjau, kad aš nesu iliuzionistas, tai ten... Oh my god, really? O šiaip tai pastebėjai kažką, kai jis ne tą daro? Vis tiek tavo akis kitokios dabar turėjo būti. Aš žiūriu labiau ne į paslaptis, bet į jo, kaip jis elgia sceną, kaip bendrauja su publika. Ir... Čia yra labai svarbu, ne? Čia labai svarbu. Labai svarbu. Ir ką jis su tavim padarė? Pradangino tave ar ką jisai? Kokį triuką su tavim darė? Jisai man davė kibirą. Ir aš laikiau tą kibirą, nenuleidau akių ir tame kibire atsirado tikra antis. Jo. Nenuleidai akių, žiūrėjai. Nenuleisk akių. Tai yra antis išlindo, ne? Antis išlindo. Nustebai? Labai nustebau. Okay. A kaip čia įmanoma padaryti? Tu vis tiek ten 6-8 metus. Jo, pasakyk. Nu, kai įsimi pertrauką, aš papasakosiu. Gerai. Klausyk, o jie iš tikrųjų, kaip sako, magas visą laiką slepia, kaip atlieka savo triukus ir panašiai. Tai dabar, ką jie atlieka ant scenos, tai yra seni bariai, ar tikrai yra, wow, future ateitis ir nematyti visiškai prikolai? Labai sunkus klausimas. Yra įvairių, dažnai būna pateikimi seni triukai naujai, kad net iliuzionistai sako, wow, čia geras. O dažnai būna iš tikro nauji, kad tu nesupranti, kaip tai padaryta. Bet dažniausiai iliuzionistai, jeigu jau yra profesionalai, jie į tas paslaptis netiek daug dėmesio kreipia, kaip į tą pateikimą, į tą šou. Nu, kaip ir muzikantai. Jiem nesvarbu, ką groja, svarbu kaip. Okay. Dar apie tą festivalį, kur tave pakvietė, tai tu užlipai ant scenos jau kaip iliuzionistas ir ką tu ten darei? Žodžiu, kadangi buvo 3 dienų festivalis, tai aš turėjau pasirodymus gatvėj scenai, turėjau pasirodymus vakarais tokiose kaip kavinėse ir buvo teatruose dar. Tai pavakarę pasirodymai. Tai aš tiesiog lipau irgi į sceną ir rodžiau savo programą. Tai visiems buvo labai... Aš buvau tokia egzotika jiems, nes aš buvau vienintelis iš Europos. Ir jie ten tai labai pabrėžė. Aš buvo tokia marketinginė žinutė, kad aš esu 5272 mylios nuo savo namų. Tai buvo. Ir visiems ten, wow, amerikiečiai. Nes kai tu jam paskelbės foinė, tai jie... Ką? It's in Europe. I thought Europe is a country. Okay. Hungry? Turkey. Yeah. It's near Turkey or in Hungary? Jo. Tai rodė į savo programą, ar ne? Ir kaip amerikiečiai sulipo. Kas po to, kai tu išvažinėjai kažką tau prižadėjo, galbūt, kad čia
Tau vertėjo ten nuvažiuoti? Vertėjo vien dėl pažinčių. Man kas labai patiko, kad jie mane labai gražiai priėmė, todėl kad aš buvau, kaip sakiau, vienintelis iš Europos. Ir aš buvo tos 5 didesnės žvaigždės ir, daugiau tų mažesnių. Aš buvau prie tų mažesnių, bet mane apgyveno su 3 didžiausiam žvaigždėm vienam name, o visi kiti viešbutį gyvena. Tai ką jūs veikėt? Geriam vyną vakar ir kalbėjom apie meną. Ir rodėm viens kitam triukus, žodžiu. Ką jie tau parodė? Parodė kažką tokio, kad wow. Jo. O jie atskleidžia vis ar neatskleidžia nieko? Kaip kada, priklauso. Jeigu jų kūrinys, dažniausiai galima tos dalykus už tam tikrą sumą nusipirkti. Jeigu jie sugalvoja, ar ne? Jo, jeigu tai yra, jie užpatentuoja. Geras, galima net užpatentuoti. Jo. Supratau. Klausyk, tu sakai, kad nori kažkokį siekti rekordą pasaulio. Taip, pasaulio rekordą. Papasakok plačiau. Tai žodžiu, kai buvo man 19 turbūt, aš kažkaip neturėjau truputį ką veikti, buvo mano gimtadienis, keistai skamba, ne? Jo, labai. Tikrai neturėjau ką veikti. Ir nuvažiavau į netoliese namų esančią automobilio aikštelę ir kažkaip pradėjau mėtyti kortas į tolį. Paėmiau, pradėjau mėtyti ir užsikabinau labai. Bet tada man pradėjo trukdyti vėjas ir supratau, kad turiu ieškoti didesnės erdvės ir taip mane įsileido gerbėmieji į Siemens areną. Prieš 2 metus? Ne, jie įsileido labai neseniai pavasarį. Ok. Bet nepykit, jie manęs parašė dar pareklamuoti. Siemens arena, Siemens arena, Siemens arena. Sakė bent 3 kartus pasakyti. Ir dabar tai ne kiekvieną dieną į Siemens areną? Ir mėtai Siemens arenui? Taip, ir Siemens arenui mėtau kortas. Kiekvieną dieną? Ne kiekvieną, į savaitę maždaug kartą dabar. Tai pasaulio rekordas kame? Į aukštį, tolį, yra greitį? Yra 2 kategorijos. Į aukštį ir į tolį. Tai greitis ir matuojamas greitis, ar nesvarbu? Jo, ir greitis, bet aš ten neatsimenu, nes ten visiška mistika. Galima paguglinti. Tai kam tu ruošies dabar į aukštį? Aš dabar ruošiuosi į aukštį. Koks yra pasaulio rekordas? 8,2 metrų. Tai išmeti? Aš dar taip ne... Aš esu vieną kartą pagerinęs tą rekordą. Aš esu neoficialiai, bet bandysiu dabar oficialiai visą tai pagerinti 2014 pradžioj. Okay, kaip tai atrodys? Sukviesi metrininkus, kurie, tipo, žinai, viską rašą, stebi. Ar reikia kažkokius, nežinau, iš užsienio? Reikia iš užsienio kviestis, jo. Tai turi Gineso rekordo tos organizacijos, tos atstovus. Ir jie ten turi viską užfiksuoti, ten oficialiai. Aprangu jas susikviesti, sakykim. Jeigu rekordo nepadarai. Nežinau, reikia paklausti Siemens areną. Supratom. O nebuvo noras, pavyzdžiui, kai Lietuvos Ryto krepšininkai treniruojas bišką apmėtyti kortą? Aš bandau į krepšį mėtyti. Man taip... Aš tai prisimenu Valančiūną ir jo istoriją, kad jis ten jaunas iš Utenos ir aš irgi taip noriu mėtyti. Tai aš pamėtau į krepšį. Supratau. Kartais. Klausyk, sakei, tiesioginė eterį gali kažkokį triuką atlikti. Ar įmanoma čia žodinė prasme, ar čia ant mūsų išbandysi? Įmanoma. Ne, jūsų nereikės, jūsų reikės tik akių ir lūpų. Mes žiūrim tave. Tai žodžiu, kadangi... Tai gal palauk, mes tą super triuką paliekam galui, ne? Gerai. Turim dar vieną neaptartą paskutinį ten reikalą, kažkokią aš girdėjau prieš mes į muziką ir dabar būtų gerai irgi mums išeiti į reklamas. Ok. Įsitraukė nunčiaku savo, tai tasai garsas įsitraukė, toksai užstaisė. Tai ką, vyrukai? Tai dabar tą triuką jau laukiama, įsivaizduojama. Šiandien kelinta yra diena? Šiandien yra gruodžio 2. Gruodžio 2. Antroji žiemos diena. Antroji žiemos diena. Pirmadienis. Ir aš tai labai mėgstu gruodį. Žinai dėl ko? Dėl sniego. Ir jo nėra. Ne. Todėl tu prišyksim studijoje sniego, tai žinai. Ne, juokauju. Opa. Ok. Wow. Kur mano plojimai? Kalėdos. Kokios kalėdos be sniego, ne? Geras, klausyk. Įspūdingai. Tiesiog paprasta veduoklė ir tavo ranka sukėlė tiek. Galiu palaikyti veduoklę, ne? Gerai, kokia čia veduoklė? Kiniška. Parodyk. Pažiūrėk. Iš Taivano. Labai graži. Wow, kiek sniego. Toksai iš karto, žinai, ekspertas, žvilgsnikuos ir vertinimas. Geras, šaunuolis. Kiek valytojų darbo, dar bus jėga. Ačiū tau labai už pirmą sniegą mūsų studijoje. Neatidarius lango jo, įpūtė. Klausykis. Ar tu savo triukus perki eBay'ui? Ne. Ar tu gaminėjai pat savo triukus? Taip. Ar esi sugalvojęs kažkoks tai triuką vieną, kad tavo ir niekieno kito? Taip, yra mano vienas. Esi patentavęs kažką? Ne, nesu patentavęs, bet jis yra mano YouTube'ai.
Tai yra triukas, aš, žodžiu, filmavau tokius ultimatymas nusišypsoti vadinasi. Atsiprašau už sudėtingą pavadinimą. Čia yra tokia idėja, kai aš tiesiog išeinu į gatvę. O kur ta muzikėlė, kur čia buvo? Va. Po šitų plojimų jinai dingo. Ačiū. Ok. Čia, kad mes crowd jausmą sukurtumėm, žinai? Toj bus crowd, čia valytojas, kai ateis. Taip. Tai apie ką mes kalbėjom? Ultimatymas iššypsot. Ir žodžiu, aš išeinu į gatvę ir stebinu arba prekybos centrą ir stebinu visiškai nieko nesitikinčių žmonės. Ir visą tai nufilmuoju. Geras. Tai yra mano idėja. Gavęs pilos, pavyzdžiui. Būna, bet tu dažniausiai nededam. Ok, nu ir ką papasakok. Su smulkmenėlėm. Ir žodžiu, tas yra triukelis, kai aš ateinu į sulčių barą kažkokį ir paprašau citrinų, nes sakau, aš nusipirkau nestį, bet čia nėra citrinų. Ir aš noriu įdėti citrinų. Ir ta pardavėja pasimedė, taip sako, o tai čia kaip, čia jums supjausiu, sakau, ne, man įdėkit sielą ją į vidų. Jinai taip visai pasimetė, aš tada pasiėmiau ją ir į butelį nestį įdėjau sielą, dar netidarytą. Ir paskui tą butelį jai padovanojau. Ten žiūrėjo. Ir aš dabar, kai praeinu pro tą sulčių barą, aš taip mirktelėjau. Prisimenu mane. Tai tu citriną įdedi į uždarytą buteliuką? Taip. Iš šono? Aš turiu svajonę per kalėdas praseit per kokį prekybos centrą ir taip sudėti visur. Nes koks geriamas be ingrediento to. O lengvai lenda? Kaip, reikia pasitengti. Geras. Jonas grįžo į vaikystę. Toks. Wow. Kalėdų senelis. Geras. Paklaus dar ką nors, Jonai, nes smagus tavo klausimai labai. O tas butelys, tipo, iš šono, tipo. O plasmasinis butelis? Jo, nes tai butelis. O vienas butelis ar visi skirtingi? Jeigu, pavyzdžiui, eisi per kelias vietas, ar su to pačiu buteliais, ar su skirtingu? Ne, tai aš jau pasiėmiau butelį iš parduotuvės, ta prasme. O citrina? Citrina irgi iš parduotuvės. Taip, tai kaip čia? O veidrodį naudoji? Toks Tu pats įsivaizduoji, kaip čia? Iš filmo bairis. Čia kažkaip jau iš veidrodį. Siūlai čia. Rankovė. Geras. Stipru. Labai stipru. Kokie tavo ateities dabar planai? Be rekordo? Bandysi išvažiuoti į Ameriką dar sykį? Aš rudenį važiuoju turbūt 2-3 savaitėm dar į Ameriką, nes gavau pasiūlymų pasirodyti vėl tam pačiam festivalį ir dar Los Andželė pasirodyti vieną. Wow. O už tai gauni pinigus jau? Jo, gaunu. Už tai pinigus, bet dar tai yra tokių planų, kadangi daug turiu žmonių, kurie jau nori pamatyti tos triukus, bet aš dažniausiai pasirodau privačiuose vakarėliuose. Tai planuoju Lietuvoje truputį vietomis. Jonai. Čia rolas. Na tai. Jūs apsikeitėt vietą. Taip, mes ir tavo triukų nesuprantam, žinai. Ir tiesiog galvoju, kažką aš čia negerai pasakiau, kad tu traukti. Ne, aš čia ne ten įsijungiu, kur turėjo. Supratau. Tai galvoju, kad reikia nustebinti liaudį ir padarysiu tokį nedidelį pasirodymų turelį. Po Lietuvą čia? Jo. Po Lietuvą, ne? Klaipėda. O tu dabar iš to gyveni, kaip galima pasakyti? Čia tavo kaip profesija, ar tu dar dirbi kažkokį specialų darbą? Ar dantistas esi? Aš esu stomatologas. Ne, aš iš tiesų, aš studijuoju. Ką studijuoji? Vizualinę komunikaciją, čia jums per kelią. Jo. Tai aš ten studijuoju. Esu 3 kurse. Apgaudinėjai dėstytojus? Oficialiai ne. Bet nusirašyti gal sugebė, ta prasme, nepastebimai. Mano specialybė... Ir paskaitą nepastebimai ateini? Nepastebimai neateinu, bet mano specialybė nusirašyti sunku, nes man reikia, pavyzdžiui, nufilmuoti filmą, tai filmą jau nenusirašysi. Taip. Tai tu savo ateitį siejai su kuo daugiau? Su reklamos agentūra ar su savo... Tėvai klausitės, kada darbą susiras, ar ne? Ne, nebeklausė. Nebeklausė, po Amerikos nebeklausė, ne? Jo, aš planuoju kol man įdomu, tai aš darysiu tai. Aš neskaičiuoju, aš tiesiog darau, kas man įdomu ir dėl pragyvenimo, tai kol kas jo, pragyvenu. Ta prasme, iš tų renginių. Užtenka kol kas. Užtenka, jo. O gali padaryti, kad babkių daugiau atsirastų? Galiu tik, kad dingtų. Dingtų pinigai. Varom į kioską, parodysiu kaip šitas. Ok. Įspūdingai. Šitie kailiniai nieko nori, pradings kailiniai ir tavo babkis vienu metu. Geras, neblogas. Mes ar aptarėm visus tos... Jo, aptarėm visus 3 tavo pagrindiniai. Tai tavo paskutiniai linkėjimas, tada palinkėjimas draugams, kolegoms, kas tave girdi, tave remia, palaiko, tavęs laukia, žiūri ir nori.
Aš palinkėsiu taip gal neegoistiškai, aš palinkėsiu, kadangi ateina toksai niurus truputį metas, kai sniego nėra tik Zip FM studijai, tai aš truputį palinkėsiu dažniau nusišypsoti nepažįstamiems žmonėms, stoteliai, prekybos centre. Smile. Parodykit savo baltų dantų šypsenas. Taip. Ir palinkėsiu dar susiras mane Facebook'e. Kaip jau susirasti Facebook'e galima? Galima, aš tai labai siūlyčiau tiesiog prašyti Iliuzinistas Rokas Google ir ten jau užmes Facebook ir ten jau užeit ir spustelt likę. Iliuzionistas. A jeigu tiesiog Rokas Bernatonis susirasti? Tai tada mane randi kaip mane. Viskas labai fain. Tai ką, ačiū, kad pasididžiavai, sėkmės tau su rekordais. Pranešk, kai jau darysi tą Gineso rekordą, ateisim pažiūrėti, kaip šaudai viršų. ir ką, tikimės, kad pasieksi tą visą reikalą. O kol dar laiko biški yra, net ir mums dar kokį triuką parodys.